Sveiki bičiuliai, apie kągi šiandien norėjau aš jums papasakoti. Ogi norėjau papasakoti apie tokį vieną dalyką, apie terariumo mokyklas. Apie mokyklos terariumą, žodžiu, terariumo gyventojų. Ir komgi ypatingos tos yra terariumo mokyklos. O tomgi, kad mokyklos tai yra labai svarbi sistemos dalis. Kaip ir minėjau, kadangi Nevidonas labai rūpinasi augančią kartą, jam žymiai svarbiau yra pavergti ir patraukti savo pusėn augančią kartą, negu esančius jau suaugusius žmonės, nes tie suaugę žmonės jau yra, kaip sakykime, labiau protingi, labiau suprantantis, arba daugiau ar mažiau galbūt turi jau kažkokias nusistovėjusias savo vertybės ar protą. O vaikai, kaip žinome, vis tiek yra jauni protai, nesustiprėja ir juos yra lengviau palenkti į vieną ir į kitą pusę. Todėl sistema labai stipriai yra užgniaužusi, kaip sakant, ar uzurpavusi tą mokymosi visą procesą. Nors, aišku, ten mokymosi nekvepia iš tikrųjų tam terariume, nes realiai tai nelabai ko ten ir mokina tų vaikų. Vaikai eina į mokyklą ir ką ten reikia jam pagrindę, kaip ten juos mokina. Na, tai vienas dalykas, tai juos pagrindę mokina būti žmonėmis papūgomis, kad neturėtų jie savo nuomonės, o tiesiog tik tai kartotų tai, ką jiem pasako. Ir vertinimas yra tas, kuris yra geresnis papūga, geriau kartoja tai, ką jiem pasako, tai tas ir gauna didesnį įvertinimą. Tai viena, o čia tom aišku neapsiriboja. Kitas dalykas, tai 99 procentai to, ką jau moko tose mokyklose, tai yra visiškas melas. Nu, kaip pavyzdžiui, sakykime, tokie elementarūs dalykai, nu, pas juos irgi yra ten ir fizika, ir chemija, sakykime, ir va tokie jau tikslieji protingi mokslai, bet kaipgi ten pas juos yra toj sistemai. Elementarūs dalykai, kuriuos tu gali nesunkiai, sakykime, patikrinti ar matyti ir iš patirties savo gamtoj patirti, sakykime, tai aišku, mokama viskas teisingai, bet aišku, tai trunka tik tais kelias pradinės įvadinės pamokas. Netgi padaromi yra tokie eksperimentai, tokie, nu, paprasti, trumpučiai, kur su mažais eksperimentais priverčia tos, nu, nepriverčia, bet, sakykime, įtikina tuos vaikus didelėm apgaulėm, nes, va, sako, žiūrėkit, koks yra eksperimentas, va, mes čia į vieną skystį įpylėm kažkokį kitokį ir jis jau čia nusidažė, arba pridėjom druskos ir jinai ištirpo ten ir panašiai. Nu, žodžiu, visokie tokie eksperimentai maži, kur yra labai akivaizdus ir čia sako, čia vat mokslas, čia taip nustatė. O paskui, aišku, pradeda mokinti tokių, nu, visiškų nekų, kurie, nu, nieko bendra su realiu pasauliu ir realiai vykstančiais įvykiais ar galiuojančiais dėsniais nieko bendro neturi. Nu, kaip pavyzdį čia galėčiau pasakyti, kaip iš fizikos tokios apie atomą, sakykime, mokina apie atomą, ten brandolys, iš ko jis ten susideda, ten neutronai, protonai, aplinkui skrieja elektronai. Tik tai vat viena tokia bėda, kad iš tikrųjų niekas jų nėra gyvenime matęs. Nei to elektronų, nei neutronų, nei protonų. Net nėra prietaisų, kuriais galima būtų pamatyti. Net jeigu ir būtų tokių prietaisų, tai pasirodo, kad tie juk elektronai tai skrieja ten praktiškai šviesos greičiu, nu tai netgi vis tiek tai būtų, netgi jeigu būtų prietaisas, tai vis tiek tai būtų nematomas dalykas. Nu va, tai čia su fizika, su chemija, pavyzdžiui, irgi labai toks yra įdomus dalykas, Avogardo skaičius, tai ne va ten tie mokslininkai tam terariume gyveno kažkada ten 1800 kelintais tai metais ir pasvėrė 1 gramą vandenilio, ir paėmė, suskaičiavo, kiekgi tam vandenilį yra atomų vandenilio. Nu, o moko dar svarbiausiai, kad tas vandenilis yra nematomas, jisai lengvesnis už orą yra, jisai neturi nei kvapo, nei spalvos, žodžiu. Bet nepatikė to metodo, kaipgi ten tas Avogardas ten 1800 metais, kada visi dar ten vos ne su brikom visokiam važinėjo ir su arkliais. O jis jau paėmė ir suskaičiavo, kad tai yra 6,02 kart 10,23, tai reiškia 6 su 23 nuliais. Tai jeigu tai pagalvojus, kad vien tokį skaičių jau suskaičiuoti iki 6 su 23 nuliais, tai reikia turbūt, nežinau, kokių 25 gyvenimų, ko gero, vien nesustojant skaičiuoti. Aišku, žinoma, ir užmiršo paaiškinti, su kokiu pincetu jis ten tos atomus perkelinėjo iš vienos svarstyklės į kitą.
Žinoma, dar net nepasakė su kokiam svarstyklėm ir kaip jisai tą gramą pasvėrė būtent to vandenilio dujų. Ir žinoma, pamiršo paminėti, kaip jisai žinojo, kad ten vandenilio dujos, o, pavyzdžiui, ne kokios nors kitokios dujos, ne deguonis, ar ne azotas, ar ne koks anglies dvideginis ar panašiai. Ir, žodžiu, visokius tokius dalykus. Ir čia jau tokie kaip iš menkesnių tų absurdų. Tų absurdų, aišku, yra ir žymiai baisesnių ten tuose moksluose. Tai va, o tokius ir žymiai didesnius dar absurdus liepia tiem vaikam mokintis, kalti į galvą ir iš kitos pusės net neaišku kokiu tikslu. Ir taip gaunasi, kad tie vaikai ten zubrina, ten 12 metų, ten toj mokyklui visokius kiša dalykus, mokinasi, aišku, kuris bus geresnis papūga ir geriau išmoks pakartoti tai, kas parašyta, ar tai vadovėlė, ar tai ten mokytojas jam pasakė. Ir galų gale, netgi jeigu ir visą tai išmokęs, paskui pasirodo, kad tu gyvenime nieko iš to beveik nepanaudoji. Netgi jie ir patys teigia, kad 95% informacijos, ką mokinės mokyklui, tu gyvenime niekada nepanaudoji ir tau niekada jos neprireikia. Tai tada kyla klausimas, kamgi ta sistema tuos vaikus ten taip moko. Iš tikrųjų tas klausimas nekyla, o yra tam, kad žmogus iššvaistytų labai daug savo laiko. Tai ypač dar to laiko, kada žmogus auga ir jo, sakykime, smegenys yra labai imlios, jis yra smalsus, gali daug suprasti apie šį pasaulį, daug sužinoti, tai žodžiu, jį prikrauna daugybę visokios nereikalingos informacijos, kad jis tuo informacijai tiesiog ir paskęstų. Ir vien skirdamas visą savo dėmesį į energiją, būtent tam nereikalingam šlamštui kišti į galvą. Ir aišku, kada jis jau kiša tą šlamštą į galvą, jam nėra kada galvoti apie tikrus dalykus, sakykime, apie tikrą realų pasaulį ir apie tai, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Iš kitos pusės dar, aišku, yra pateikta, kad tai mokytojai, jie labai protingi, jie ten išsimokslinę ir labai gerbiami ir panašiai. O jau jeigu apie mokslininkus pakalbėsi, tai jie praktiškai būtų panašiai kaip pusdieviai kokie, gal visai dievui neprilygstantis, bet jau tokie kaip pusdieviai yra. Kaip senovės laikais kažkokiais tai būdavo dievai ir pusdieviai, tai mokslininkas tai yra kaip pusdievis, sakykime. O mokslas apskritai tai tokia kaip religija pas juos tam terariume paversta. Ten nieko negali kvestionuoti, visos teorijos yra jau, jeigu jau moko mokyklui, tai praktiškai kaip dogmos, jos yra nekvestionuojamos, yra taip ir ne kitaip ir, žodžiu, turi tik tais tikėti ir zubrinti ir kalti. Tai čia apie pačius dalykus, ką ten moko. Bet tuom tai dar ta mokykla neapsiriboja, ten ir daugiau yra visokiausių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kaip dar tuos vaikus mokina, kad jie neišmoktų improvizuoti arba galvoti savo galvą, tai viskas, aišku, yra pateikiama testų pagalba. Kad tu ir žinotum gyvenime, paskui ir užaugęs, kad suprastum, tau duodamas klausimas, ar yra kažkokia problema ir tau pateikiame 1, 2, 3, 4, ten max 4 jau kažkokie atsakymai ir tu rinkis iš tų 4 atsakymų, kad paskui ir gyvenime tau pateikia, priimsim tokį įstatymą ir bus arba taip, arba kitaip. Ir nėra trečio varianto, tai tu turi rinktis tik tais iš tų 2 variantų, nors abu galbūt jie yra ir neteisingi, ir blogi, bet testų pagalba taip tiesiog įpratina vaikus nuo mažens elgtis. Žinoma, slopina bet kokį kūrybiškumą, nes jeigu tu ne taip kaip visi, tai tu jau esi, aišku, balta varna, ir jeigu turi kitokią nuomonę, negu ten tau dėsto mokyklai, tai jau čia viskas, esi vos ne psichiškai, kaip sakant, nesveikas ir jau reikia su tavimi atskirai darbuotis, nes sistemai labai pavojingi tokie yra žmonės, kurie nemasto taip, kaip sistema jiem nurodo mąstyti, tai užkerta kelią jau nuo pat mažumės, kad kuo mažiau tokių žmonių užaugo. Aišku, yra dar ten ir kitų dalykų, apie kuriuos gal papasakosiu kituose savo filmukuose, o šį kartą žiūriu ir taip ilgai užsitęsė, tai tuom ir užbaigsiu šį video, o pratesimą turbūt padarysim kitam video. Ir čia gal net ne vienas bus dar apie mokyklą ir apie tą terariumo religiją mokslo.